Labas rytas, tai šiandien vėluodami atvarėm, pramiegojau, kaip į pirmas varžybas, pramiegojau, draudimą palikau ir startiniai numeriai, tokį bala, iš izoliacijos. Tai bandom Birmos motokroso varžybos, važiuosim Dubisa Mix, E-moto klasė, paleido su B grupė, tai yra rimtesniais raideriais, tai bus įdomu. Tai šiandienos tikslas yra suvažiuoti motokroso varžybose su Starku be pakrovimo. Starkas turėtų atlaikyti. Matas Trasevičius lėks su Starku, šiuo metu 5 sekundėm nuo lyderio atsilieka. Pagal laikus top 5 turėtų būti, net ir Open klasiai. O mes du, Justas ir aš, lėksim su Starkais savo E-moto klasiai. Tai va, žiūrėsim, bandysim. Nu, kaip Telšių klubas, pasiruošęs važiuot. Ateinam prie Surono ir žiūrim su dalys Hornetą. Tai va, Latvija irgi atvažiuoja prekiauti. Nu tai va, tai mano patirtis tai yra 2 treniruotės pas Trasevičių ir pirmos motokroso varžybos. Taip nelėksim, bet turėtų būt smagu. You can untrain yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? Tai žodžiu, po apšilimo rato ir po kvalifikacijos tiek man, tiek Justui liko 85 procentai. Tai toj pačioj klasėje varžysimės su B. Nu, Matas važiuoja jau su rimtais, 5 sekundėm atsilieka nuo lyderio ir 3 nuo kito. Tai va, tai dar matau nusinupo, čia reikia naują, ir naują, ir let's go. Gotta protect, paid off my show, tripping this route, more this V long, house by the pair, I'm never alone, sleep on the there, come on, they go solve, 8 in a 2, and let it dissolve, bombing my dinner, young gon' wanna ball, rock the whole concert and hot in the frog, my foreign's a toy, I'm still a kid, take out this year for Coachella, it's lit, bro got umbrellas to cover her wig, open some money, let them in a trench, lightning bolt diamonds cause I want revenge, we straight like a lineman, I really got rich, some more fancy yellow diamonds in my bed, don't get it confused, I'm still banging the scene, it's some Cartier. Galim pasižiūrėti, kiek liko baterijos. Tai pas mane 60 procentų, pas kitus pas Justo jis net nekrauna. Pažiūrim kiek. Kiek 5 procentai, pas Matą po važiavimo 3-5 procentai. Pas mane aš nekroviau, tai pravažiavau 1 treniruotę ir 1 važiavimą 15 minučių 100 procentų. Justas irgi nekrovė, tai pas jį po visos dienos 5 procentai. O pas Matą su pakrovimais 35 procentai. Diena linksma, Starkai atvažiuoja tiek treniruotės, aną dieną Aleksandrijoje 3 valandas. 3 valandas išvažiavau, 20 procentų liko. Tai Starkas tiesiog gali važiuoti. Mano spėjimas po 5 metų bus pusė elektriniai. Nebūtinai Starkai, bet Starkai šiuo metu tai rulit. Tai va, tiek naujienų, sekit toliau.
Gerai, kiek procentų? 30 procentų. Pas mane be krovimo 23 procentų. Kiek jūsai liko procentų? 7. Nekrauta nuo 0. 2 važiavimai ir treniruotės į kvalą. Mane 24, Matas 3 keli. Geras lenktynės, starkai labai gerai. Nuo pakabos iki stabdžių, iki motoro baterijos. Viskas liuks. Ačiū už dėmesį ir iki kitų laidų.